Garbėsiu Kristui, gerbiamasis ir gerbėmieji. Per amžius amen. Šiandien vėl bendravom su profesoriumi, mokslų daktaru Artūru Lukoševičiumi. Apie ką šiandien turėtume pakalbėti, kas iš tikrųjų būtų labai aktualu. Kalbėjom nemažai, kas klausė, kas neklausė apie nuodėmės sunkumą, nesupratimą. Ir dabar klausimas, suvokus šį bei tą suvokus apie savo gyvenimo, sakykime, paklydimus, didesnius, mažesnius, ką daryti? Supratus nuodėmės realybę, kažkiek tai bent jau norisi ją atsikratyti. Ir ką čia dabar daryti? Nuodėmės atsikratyti yra įvairūs būdai. Ateiti pas Dievą, atsiduoti Dievui, prašyti Jėzaus pagalbos. Pala, dabar čia šitaip, žinau, manau, kad šiandieninė kalba šitie žodžiai ateit pas Jėzų, prašyti Jėzaus pagalbos, atsiduoti. Tai daugelio žmonių aš jau patyriau, žinai, net ne tik šitie pasakymai, bet net toks paprastas pasakymas, eik pasimelsti, pasirodo, didelė iš dalies žmonių visiškai yra nesuprantami, labai keista. Jiems reikalingas pradžiamokslis. Tai sakyk pradžiamokslį. Tai pradžiamokslis prasideda nuo to, kad ar tau tai aktualu. Sakyk žmogui, labai, turėjo visai neseniai tokį atvejį. Atėjo žmogus ir sako, noriu išpažinties, žinai. Kodėl tu sakau, noriu išpažinties? Sako, drasko vidų, žinai, viską drasko. Reiškia, nuodėmės jaučiu, kad einu ne to keliu, reiškia. O sakau, tu krikštytas, viskas toliau. O buvęs pirmos komunijos išpažinties, nesako, nebuvęs, reiškia. Tai va. Sako, kokį supratimą turi apie tikėjimą, jokio supratimo, gal tik tėvė mūsų pusę maldos moka, žinai. Tai va. Mes ir tokia situacija yra gyvenime. Taip, tai aš irgi ruošiu žmonės, suaugusius žmonės sakramentams ir jie yra įvairiuose situacijose. Ir man kaip katechetui rūpi ir skaudu tai, kad mes bažnyčioje, parapijose mūsų dažniausiai neturime žmonėms pasiūlyti to pradžiamokslio. Ką pasiūlyti? Mes duodame iš karto aukščiausią pilotažą. Eik į mišias ir reik išpažinties. Žmogus turi migločiausią arba nulinį supratimą, tikėjimą turi ir jam reikalingas pradžiamokslis. Tai dabar šiandien dienai mes apie pradžiamokslį nekalbėsim, nes čia būtų didžiulė tema. O kas būtų tas pradžiamokslis? Taip trumpai, viena frazė. Kas čia yra? Pirmas, jis šiandien dienai katalikų bažnyčiai pagrindinis struktūra, tokia sielovadinė schemutė, kuri taikoma, tai yra vadinamas Adgentės modelis. 4 etapai. Pirmas etapas sudominimas. Jau jeigu žmogelis pas jūs atėjo, jūs turi sudominimą. Dauguma neteina, nes jie mano, kad viskas su jais gerai visiškai yra. Gal alga biški per mažai. Kai žmogelis atėjo, jam reikalinga vadinama kerigma. Žinia, kad Jėzus tave myli ir jisai už tave mirė, kad tave išgelbėtų. Ar tu tuo tiki, ar tu tai priemi. Trumpai sakant, būtų tai kerigma. Dažniausiai reikalingas apsvarstymas žmogui. Jisai turi kelt klausimus, ką tai reiškia, kodėl man reikėjo to. Kerigmos tas laikotarpis yra. Ir jeigu jisai sąžiningai ir sąmoningai atsako šitą klausimą, taip aš tikiu, kad Jėzus mirė už mane, taip aš priimu tai, įvyksta vadinamasis įtikėjimas. Ir tada prasideda 3 etapas, katechezės etapas, tikėjimo pagrindų pateikimo etapas, kuriam išmokysim, kaip sakėte, tą žmogų tėvę mūsų maldos. Ir tada to etapo pabaigoje jis tampa pasiruošęs sakramentams. Tik tai tenais. Tai tam tikras katechetinis kelias reikalingas. Tai yra vadinamas katechumenatas. Katechumenatas. Aha. Tai dabar jau kalbam tiem žmonėms, kurie praėję tos pirmus 2 etapus ir netgi 3 kažkiek tai paragavę ir jie ateina sakramentų, šiuo atveju išpažinties. Ir kaip padėti žmogui, šiandieniam žmogui, kuris turi kažkokį tai susidomėjimą turi, supratimą kažkokį tai turi ir jis nori prieiti geros išpažinties. Tai mes skirkime tada šitą laiką, jeigu jūs sutiktumėte. Man tai būtų labai svarbu. Kas tai yra gera išpažintis pagal tave? Tai dabar katekizme parašyta labai paprastai. Yra 5 geros išpažinties žingsniai. Nuodėmės prisiminti, už jas gailėtis, pasiryžti nebenusidėti, nuodėmės išpažinti, suprantame, kunigų šiuo atveju. Ir 5. Atsilyginti ir taisytis. Atsilyginti ir taisytis. Tai aš, jeigu galima, jūsų klausiu katechetinius klausimus, kurie man iškyla mano praktiniam darbe, o jūs kaip... Gerai, egzaminuo, ką dabar darysi? Labai neegzaminuosiu, žiūrėkit, nuodėmės atsiminti, duokit žmogui patarimą, kaip išvengti skrupulų, perfekcionizmo,
reiškia, prislėgtumo, vat, kaip gerai atlikti tą nuodėmės atsiminti punktelį. Sveikiausias dalykas pasiimi 10 Dievo įsakymą, jeigu neatsimeni mintinai, tai pasiimti katekizmėlį arba maldyną ir pasižiūrėti iš eilės. Nu, va, tai vienas dalykas, tai čia būtų praktiškai, aš taip visiems padariu, reiškia. Ir 5 bažnyčios įsakymus. Dabar, pirmiausia, čia reiktų tą padaryti. Nes kodėl? Todėl, kad šitie dalykai išdėstėsi 10 Dievo įsakymų ir 5 bažnyčios yra svarbus. Tai reiškia, mes turim kalbėti apie sunkės nuodėmės ir lengvas nuodėmės. Tai reikia žinoti, sunki nuodėmė yra tada, kai yra svarbus dalykas, aš aiškiai suprantu ir vis tiek darau. Aišku, reiškia, sunkus dalykas, aiškus suvokimas ir laisvas pasirinkimas, laisva valia. Tai va, tai čia yra sunki nuodėmė. Tai pagal bažnyčios mokymą mes privalom išpažinti sunkės nuodėmės pagal skaičių ir rūšį, ne, tai pagal skaičių ir rūšį. Tai kad tą galėtume padaryti, tai būtinai reikia pasiimti, nes gali daug kas ir neatsimena, reiškia, iš eilės. Tai ne iš eilės, tai pasiimi 10 Dievo įsakymų, pasižiūri, na ir tada jos jau savo mintyse, jeigu seniai buvo išpažinties ant popieriuko, pagal skaičių rūšį tai nereiškia, susiskaičiuosiu, kad 5 kartus ten kažką pavogiu, ar iškeikiau, ar panašiai. Bet, pavyzdžiui, kiek kartų savaitėje tą dalyką padariau, ar mėnesį, maždaug tai yra šitokias skaičiavimas pagal moralinę teologiją. Nereikia ten 100 kartų, sakysim, kažką ten pridirbau sunkaus. Tai va. Kitas dalykas toliau. Tai lengvas nuodėmės, aišku, jas reikia irgi stengtis išpažinti, su jom kovoti, bet jų gali visų ir neatsiminti. Tai reikia žinoti šitą vietą, kad lengva nuodėmė atleidžia pats atgailos aktas, aišku, visos kitos nuodėmės, kurios netelpa į tos sunkius atvejus, tai jos, aišku, yra lengvos. Ir dar nepaminėjau didžiojo Dievo įsakymą, reiškia, mylėk viešpatie Dievą visą širdimi, visą sielą, protu, visomis jėgomis, mylėk artimą kaip save patį. Tai ypač artimą mylėk kaip save patį mes nusidedam tada, kai, sakysim, supykau, iškeikiau, čia rimtai supykau, ne tai, kad ten burptelė ar ką nors, dažnai šeimoje pasisakė vyras žmonai, ten bėgs išpažinties, aišku, vietoj to, kad atsiprašė, toliau tęstų gyvenimą. Tai šitoje vietoje, o toliau yra labai gerų dalykų, yra maldynus, yra sąžinės sąskaitos, ten jau galima smulkiau pasižiūrėti, sakysim, kitam ir į galvą gali neteikti, kad štai aš ten viršėjau greitį baisiai, žinai, ir čia nenuodėmė. Iš tikrųjų, tai aš jeigu rizikavau savo gyvybę, kitų gyvybę, sveikatą, tai aš nusidėjau sunkiai nuodėmė iš tikrųjų. Ar ten kokių nors machinacijų dariau finansinių, ar dar kažko, tai, nu, žodžiu, pornografiją žiūrėjau panašiai, nu, žodžiu, yra galima išplėtoti tos 10 Dievo įsakymų. Tai čia, kaip sakyti, tada susiskaičiuoji savo, jeigu kažką pamiršai, tai pasakysi per kitą išpažinti, nėra ten ko šokinėti, bet reikia atsiminti. Nuodėmės slėpti negalima, kartais žmonės sako, man ten patogu, nepatogu, buvo gėda buvo. Čia ar gėda, negėda, reiktų tą nubraukti, nes kunigui visiškai iš esmės neįdomu. Esmė, iš kunigui reikia žiūrėti, kad štai aš sakau Jėzui Kristui. Šitas žmogus sėdi tik tam, kad jis, nu kaip savo, tik tam, negal taip susiaurinti, bet jo reikalas Jėzaus vardu, Jėzus jame yra, kunigė yra Jėzus realiai ir man atleidžia viešpats Jėzus nuodėmės. Tai dėl to aš turiu būti labai, dėmesingas ir rimtai žiūrėti išpažinti, nes išpažintis tai reiškia ne su kunigo, kunigas jis, įrankis yra. Aišku, išmintingas, gali duoti kokį patarimą gerą, bet šiaip išpažintis nėra ten patarimų davimo vieta. Reiškia, nori dvasinio pokalbio, po to gali kalbėti savo. O šiaip tai yra, aš ateinu konkrečiai, kad man būtų atleista, ateinu pas viešpatį Jėzų Kristų, kuris realiai man atleidžia. Jisai man atleidžia per kunigą, nes švento rašto žodžiais, ta prasme, kam atleisti nuodėmės, tam atleisti, kam sulaikysite, sulaikytas tave. Nu tai va, tai būtinai tą užsifiksuoti, kad yra sunkios nuodėmės ir lengvos nuodėmės, įsiaiškinti šitas savokas ir dėl lengvų nuodėmių pernelyg nepergyventi, jeigu ten kažką ir pamiršai, visai nereikia, kaip visai nepergyventi. Stengsiuos, kovosiu, nes bažnyčios mokymas ir toks sunkių nuodėmių galim ir privalom išvengti, galim ir privalom, lengvų nuodėmių be specialios Dievo pagalbos mes vis dėlto neišvengsim. Kas yra lengva nuodėmė? Netaip pasižiūrėjau, pasakiau netaip, ten netyčia burptelėjau, dar kažką, tai supavydėjau panašiai. Kyla impulsai, įvairiaus impulsai, kyla iš mūsų ydų, iš mūsų aistrų kyla impulsai. Nebūtinai tie impulsai iš vis jie gali būti ir net nenuodėmė, visiškai gali būti, nes pas žmogų tų minčių per dieną 1000 prasisuka, iš tikrųjų specialistai sako, nuo 3 iki 5000 parazitinių minčių gali būti. Tai vieno žodžio, tai dėl to nereiktų pergyventi. Tai neturi būti nei laksistinė sąmonė, tai laksistinė reiškia, kad čia viskas gerai su manim. Čia yra netvarka. Nėra su manim gerai, aš susiskaičiuoju, sąžiningai atsisėdu, pagalvoju, pasimeldžiu, aišku, prieš nuodėmę skaičiuojant reiktų tiesiog paprašyti savais žodžiais, šventoji dvasia Dieve, padėk man susiskaičiuoti mano nuodėmę. Ir
taip pat negali būti skrupulatinė sąžinė, kitas žmogus ten jis priejo ir vėl kartoja tą išpažinti, pergyvena. Ne, kartą to atleista. Aišku, pagal moralinę teologiją tu gali pakartoti, pavyzdžiui, sunkės nuodėmės, ten abortas, koks dar paleistuvystė, dar kas nors, kurį graužia sąžinę. Bet tik tai ir pasakyti, kad man atleista, bet graužia sąžinę, aš tiesiog, jeigu nuodėm klausys, sakys, kad nebekartok, tai galima stengtis nebekartot, bet arba patgailaut galima dėl tokių dalykų, bet jie jau nėra atlikta, nereiktų prie to užsiciklinti, reiškia. Tai, matot, čia yra skirtumas išpažinti nuodėmės ir atgailauti, yra skirtingi dalykai. Išpažinai, gavai išrišimą, tai vienas dalykas. Atsiteisti, tai reiškia, ką reiškia atsiteisti, kad aš atitaisau kiek įmanoma to blogio, sakysim, iš kažko pavogiau. Iš kaimyno pavogiau, dar iš kažko pavogiau, tai aš būtinai turiu grąžinti, ne? Iš kaimyno niekam nesvarbu. Jeigu neišeina ten grąžinti, paklausia nuodėmklausį, kaip man dabar atsiteisi, aš jau nebegaliu. Arba, sakysime, pavogiau taip, kad jeigu aš grąžinsiu ir mane pasodins į kalėjimą. Bet moralinis principas yra toks, kad niekas neprivalo liudyti prieš save. Tai reiškia, turi ieškoti būdų taip sugrąžinti, ar taip atsiteisi, kad visuomenė būtų nauda, ar padaryti kažkokį gerą darbą ir panašiai, bet neišeiti prieš save. Tai va. Na va, tai o dėl tų skrupulų, tai jie labai graužia daugelį, nedaugelį, kai kurie žmonės. Tai reikia žinoti, kad man sykį atleista, reiškia atleista. Nėra ko ten pernelyg gilintis į tas praeities nuodėmes, tai kaip jau minėjau, atgaila. Tai atgaila yra tas, kad aš galiu melstis, Dieve, tu tikrai toks be galo geras, aš galiu daryti atgailos darbus, kažkokius gerus darbus. Sakysim, ten kažkokį senelius aplankyti, kūdikius, dar kažką, tai žodžiu, gerų darbų galima surasti begalę. Tai ta intencija, kad Dieve, aš noriu padaryti kažką tai gero, nes aš esu nusidėjėlis ir noriu padaryti gerą, tiesiog nešti tavo malonę, tavo meilę, noriu nešti į pasaulį. Ir dar todėl, kad jaučiu sąžinės graužoti. Tai, aišku, išsigraužti pernelyg nereikia, bet atgaila yra toks tiesiog gražus dalykas, reikalingas dalykas. Nes nuodėmė sužeidžia Kristaus kūną, ne tik mane vienas sužeidžia, visą visuomenę sužeidžia, tai yra bažnyčia sužeidžia nuodėmė. Taip. Labai svarbus dalykas, nuodėmė sužeidžia ir mane. Ir tą reikia labai, kaip sakė, čia, man atrodo, labai svarbi vieta, nes irgi kalbėjom prie tos žuvelės apie tą, reiškia, mūsų psichinį sužeistumą, kuris irgi didelė dalimi yra iš nuodėmės kylantis. Taip, tai sužeidžia mane, tai be jokios abejonės, nes aš iškreipiu visą savo gyvenimo kelią, iškreipiu gyvenimo kelią. Tai va, nuodėmės atsiminti, už jas gailėtis, ką reiškia gailėtis, o negailėtis, tai ne tai, kad graužti save, daug kas sumaišo gailėsti su šituo, savigrauža. Jo, su savigrauža. Man savigrauža kyla iš puikybės. Kaip aš toks didelis čia taip galėjau padaryti, mušęs žmogus į krūtinę ir iš to jokios naudos. Iš to gailės, tikras gailės yra supratimas, kad aš įžiūrėjau gerą į Dievą, kad Dievas yra be galo geras, o aš padariau, galim, ir taip liaudiškai šnekant, padariau nesąmonę. Aišku, tas nesąmonė neišsėmė tos esmės. Ne. Gali būti netobulas gailestis, dar jeigu apie jį paminėtumėt. Tai dar paminėsiu, bet tai netobulas ar tobulas gailestis, tai čia tobulą gailestis sužadinti iš tikrųjų, jeigu taip realiai yra labai sunku. Nes tu turi suprasti, žmogus turi turėti malonę, suprasti Dievo dydį ir nuodėmės blogį. Tai čia yra labai toks nėra paprastas dalykas. Paprastai mūsų gailestis būna netobulas, nes jis vis tiek susijęs su savimi, kad štai aš praradau amžiną gyvenimą, greičiausiai praradau, negerai pasielgiau, susijęs su psichologiniais dalykais, kaip čia dabar aš čia Dievą įskaudinau, bet ir nėra to grinumo tokio. Tai paprastai būna netobulas, tobulą gailestį tai nėra paprasta, kaip sakyti, sužadinti, jame būti. Tai va, bet gailesčio esmė yra tokia, suvokiu savo elgesio beprasmiškumo, galime taip sakyti, suvokiu Dievo gerumą, tiek, kiek pajėgiu šiandien suvokti ir suvokiu, kad nuodėmė tai yra tiesiog prieštaravimas Dievo, kaip jau minėjom, įžeidimas, nutolimas nuo Dievo. Bet žodžiu, užtenka šito netobulo gailesčio, išpažinčiai užtenka. Užtenka. Užtenka netobulo visiškai užtenka, tik tai tiek, kad mes kalbame apie formas tas, bet kalbu, kad gailestis neturi būti savigrauža. Aišku, kyla tas savęs tiesiog, Dėl puikybės. Ir ne tik dėl puikybės, kita vertus gaila savęs, kodėl aš taip eilinį kartą, sakysim, žadėjau taip ir pasistengiausi ir taip toliau. Tai va, tai ir vis tiek nusidėjau. Čia, sakysim, gali būti labai daugam, kas susijęs su išgėrinėjimais, pavyzdžiui, žmonės dažnai prisižada su pornografija, labai daug kas kovojo, prisižada ir vis tiek klumpa ant to paties grėblio, masturbacija, panašus dalykai. Tai
klumpa ir paskui žmogus įma kartais, jeigu net savęs neapkesti, tai nėra teisingas dalykas. Tiesiog žinau, kad kovoju kovą. Aiškiai, su nuodėme yra kova. Tai va. Aiškiai, gailėtis, pasiryžti nenusidėta. Ne? Tai ryžtas turi būti tvirtas ryžtas, noras, pirmiausia noras, kad nenusidėsiu. Kovosiu, stengsiuosi, kovosiu. Kaip seksis, nežinau. Čia irgi labai svarbu. Ar pasiseks, ar nepasiseks, aš nesu, ne momento reikalas. Aš pasiryžtu nenusidėti. Pasiryžtu. Aiškiai, ar man pasiseks, ar nepasiseks, aš štai nesu šio momento atsakingas. Tai. Gal tiksliau būtų pasiryžtų kovoti. Pasakyta, kad teikys. Nes pasiryžtų nenusidėti, tai, taip sakant, stipru. Reiškia, stipru, mes dešimtmečiais tas pačias nuodėmes sakom. Tai, bet pasiryžtų nenusidėto, kad nepasisekė, tai ką darys. Pasiryžtų, nes jeigu kovoti, tai aš jau palieku savo prielaidą, kad galbūt ir nusidėsiu. Tai čia toks, nensėlis gali būti, žinai, bet pasiryžtų nenusidėti iš tikrųjų. Ką, atlikti išpažinti, ne? Taip, nuodėmės išpažinti. Atlikti išpažinti, tai reikia tada ir išpažinti, tai tas sunkiasias, kaip jau minėjau, skaičių rūšį. Ką reiškia rūšis? Tai rūšis, tai reiškia, jeigu aš pavoksiu, reiškia, 1 eurą iš turtingo žmogaus, bus viena nuodėmės rūšis, ir jeigu aš pavoksiu tą patį eurą iš Elgetos, tai bus kita nuodėmės rūšis. Tai visiškai kita reiškia. Tai taip, kad čia nusidėsiu ne tik tai vagystę, bet ir artimo meilę. Tai aš pavoksiu ten, įžeisiu, sakysim, nepagalvojęs kokį žmogų, kuris taip pat mane įžeidė. Ir jeigu aš įžeisiu kokį bejėgį žmogų, pasišaipysiu iš jo invalidumo, pavyzdžiui, ne, tai bus visiškai kita nuodėmė. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia tą būtinai reikia įvardinti, nes kur tu pažeminai bejėgį žmogų, ar kur tu pažeminai, pasakysim, žmogų, kuris gali apsiginti, yra visiškai skirtingi dalykai ir tai yra svarbu. Tai yra skaičiasi nuodėmės rūšys, tai reikia tą būtinai įvardinti. Ir tai nežiūrėti, ne istorijas pasakot reikia per išpažinti, bet tiesiog įvardinti aplinkybės ir reikia, jeigu jos keičia nuodėmės rūšį. Tai kaip jeigu supratom čia apie tą nuodėmės rūšį. Čia aišku. Tai va. Ir tada pasakai ir lauki išrišimo, o kunigas uždeda kažkokią atgailą atsilyginti, ne, tai ir taisytis. Tai tas atsilyginimas reiškia, koks yra, kad tai atsilyginu, kaip jau minėjau, jeigu aš kažką paėminę savo gražinu, jeigu buvau susipykęs, einu atsiprašau. Tai va, jeigu ten būtinai, atsiprašymas yra, jeigu buvau apšmeižęs, tai atšaukiu šmeižti, jeigu buvau apkalbėjęs, tai bandau atitaisyti gerą vardą. Žodžiu, čia yra rimti dalykai. Taip, kad jeigu pasižiūrėti, maldynuose yra ten parašyta, kad ypatingai gerą vardą, sakysim, apšmeižimas, nuplėšimas, tai yra sunki nuodėmė ir būtinai turi būti atitaisyta. Tai čia nėra šiaip, kad aš tai išpažinau ir dabar viskas jau tvarkoja. O tas taisytis, tai va čia dabar yra kovos elementas. Štai aš kovosiu, taisysiuos, darysiu viską, kad sukursiu savo gyvenime tokias aplinkybės, kad nei kryščiau, nei pulčiau vėl tą pačią nuodėmę. Pavyzdžiui, buvau pripratęs, reiškia, kas nors sėdėti internete ir ten žiūrėti netinkamus vaizdus, kokias pornografijas ir panašiai. Tai apribosiu aš savo internetą, susitvarkysiu taip savo dienotvarkę, kad aš ten nelyščiau, savo iš karto užbėgiu už akių. Ar ten kitas vėl kokią nors silpnybę turi, pavyzdžiui, persivalgymo silpnybę, tai žinau, jau pasidarysiu ten kokius ten savo dienotvarkę, tokią maistą susitvarkyti. Žodžiu, sukurti savo tokią aplinką, kad alkoholizmas ir panašiai, nesvarbu, bet čia gali kiekvienas savo pagalvoti, kiek praktiškai. Sukursiu tokią aplinką, kad štai aš jau kovosiu, reiškia, taisysiuos, nelysiu, stebėsiu save. Ir dar čia neužtenka, iš tikrųjų. Turi būti, reiškia, puoselėjimas dorybės, kovojant su nedorybė. Tai jeigu vien tik bus negatyvus elementas, mes nepasitaisysim. Sakysim, buvau žiaurus ir šiurkštus, pavyzdžiui, tai tada bandysiu tiesiog savyje ugdyti švelnumą, ieškosiu prie būdų, aplinkybių, įvairiausių atvejų, kai galėčiau parodyti kitam žmogui tiesiog kantrybę, ištvermę, meilę, dėmesingumą. Tai šitoje vietoje, kaip minėjau, mes ten kalbėjome apie tokius psichologinius veikimus, šitoje vietoje išpažintis tiek atveria galimybių sveikimui psichologiniam
jeigu teisingai suprasta išpažinti, kad čia yra nuostabus dalykas. Įsivaizduoju, čia ir mindfulnessas telpa, ir kas nori telpa. Čia iš tikrųjų, bet aišku, tą reikia išplėtoti, pasižiūrėtas metodikas. Ir dabar kaip katalikas, aš iš kitos pusės, reiškia, jūs kunigas ir aš 30 metų taip stengiuosi gyventi sąmoningą krikščionio gyvenimą ir man atrodo, kad mes turėdami tokį galingą dvasinį branduolinį ginklą, būtų pavadinčiau išpažinti, reiškia, mes kažkaip tai, nepanaudojam jos galimybių. Ir aš skiriau dėmesį daug laiko ir man atrodo, paskutinis žodis, žinokite, kur mes nepaimam stengtis pasitaisyti. Va šitoje vietoje mes labai mažai turim bažnyčioje mokymo apie dorybės, ydas. Va šitoje vietoje reiškia, nes čia yra iš esmės savo sužalotos sielos struktūros, kuris serga negebėjimu džiaugtis gyvenimu ir net negebėjimu mylėti teisingai save ir gyvenimą. Reiškia, va čia yra ta bėda. Jeigu žmogus yra, sakykime, įklimpęs į pornografiją, tai neužtenka tik ateiti išpažinties, labai gerai, tai labai svarbu išpažinti tą nuodėmę, bet jisai turės savyje ugdyti gebėjimą žiūrėti į moterį, į savo žmoną, sakykime, ar į savo draugę su pagarba. Ir tas neatsiras automatiškai, aš atėjau išpažinties, išpažinau ir reiškia, ir aš jau, kaip sakant, matau, čia mes tą pražiopsom dalyką, kad mes katalikai nematom teisingos santykios tarp prigimties ir malonės. Reiškia, malonė yra tai, kad man atleista. Dabar ta malonė, Dievas duoda malonę tam, kad aš priimdamas aktyviai bendradarbiaudamas su ją gydyčiau savo prigimtį, savo sužeistą sielą tiesinčiau. Va šitą vietą, man atrodo. Taip, ir čia kaip nematomai kovoja, ten toje knygoje, žinai, tai mintis yra tokia, galim tokia moralinė teologija, bet dažnai nematoma kova, tai supaprastinta yra moralinė teologija, labai paprasta, išdėstyta, bet mintis yra kokia. Aš darau žingsnį, konkretų žingsnį, kad sveikčiau, kad keiščiausi, kitaip darant, praktikuodamas dorybę, o Dievas toliau man duoda malonę, kad aš ir pasiekčiau rezultatą. Nes jeigu mes galvom, kad mes patys pasieksim rezultatą, tai ne visai teisingai yra. Ne. Tai dabar žiūrėk, bet ne tik mes susiciklinam dažnai vagystės, pornografija, bet yra kitų šlykščių dalykų ir nemažiau šlykščių arba pavojingų, kurie labai vargina ir sekina ir mūsų protą, sakysim, mūsų pykčiai, pavyzdžiui, pavydas, pyktis, šiurkštumas, grubumas. Ir jie labai, tiesiog tokie kasdieniai dalykai, mes esam prie jų net pripratę, žinai, ir viens kitą traukti per dantį ir panašiai. Ir tai iš tikrųjų, jeigu taip iš esmės žvelgti į žmogų su pagarba, tai reikia mokytis visą gyvenimą. Tai štai yra ta mokykla, kuri Dievo ir artimo meilės mokykla. Ir mes apie tai turbūt visiškai nekalbam. Man reikėjo nugyventi 60 virš metų, kad aš pradėjau galvoti apie tai, kad čia yra meilės mokykla. Taip. Dievo ir artimui, suprantate. Ne taip, nes dažnai pagalvoju apie išpažinti kalbėdami, kad štai dabar jau pasiryšiu ir būsiu geras. Čia, žinai, tai labai tokia psichologinė klaida mūsų, manau, kad visuomenės ir auklėjimo klaida. Būk geras. Tas tokia savoka, kuri iš tikrųjų nieko savie netalpina. Aš neatsimenu, kad čia, man atrodo, bijau pamatyti, bet Ericas Fromas lyg tai kalbėjo apie tai, kad būk geras, tai tu čia, žinai, tokia tuščia savoka, kadangi būk geras, tai vagiui reiškia gerai, jeigu vagi savo vaikui sakys, tai gerai vok, reiškia kitas vėl, tai panašiai, tai čia tuščia savoka, tuo tarpu būk geras, reiškia krikščioniškai, tai ne visai taip, reiškia būk Dievo žmogus, ką tai reiškia, tai mokykis mylėti, o ką reiškia mokytis mylėti, tai gerbti save ir gerbti kitą žmogų ir kovoti su savo impulsais, ne? O su tais impulsais, kad kovoti, tai aš turiu save stebėti, turiu savo leisti arba neleisti, tai yra vidinė savidisciplina, kuri ateina ne per vieną dieną, net ne per metus, per dešimtmečius ateina. Ir va, ką kalbėjom praeitoj žuvelė, reiškia apie tai, kad mes gyvena žmogus nuodėmėje, jis tenais pornografija, vagystės, ten kokios tai nesažiningumai, jis į savo sielą kiša tai, ko bando užpildyti tą sielą ir padaryti ją laimingą. Bet mes galim tą patį dalyką labai subtiliai ir paslėpti daryti per pyktį, pavydą. Reiškia, mes maitinam savo sielą irgi surogatais, ta siela sirgs, mes būsime nelaimingi, negebėsim džiaugtis gyvenimu ir va šito vietoje mes gauname Dievo malonę ne kaip išlaisvinančią iš jos, bet kaip duodančią jėgų kovoti prieš tai. Tai va. Taigi, kalbam apie gerą išpažintį. Matai, nėra paprasta gerą išpažintį atlikti. Yra paprasta ir nepaprasta. Tai ta gera išpažintis būtų taip. Kartais žmonės dar ką padaro. Labai susiję su tokia, sako, oi, man palengvėjo, žinai, čia psichologinė ramybė.
nėra blogai, bet tai nėra nei siekinys, nei tikslas, nei ženklas geros išpažinties. Gera išpažintis yra, kad aš pagal bažnyčios mokymą, ką mes dabar kalbam, pagal šventą raštą, pagal bažnyčios mokymą, susiskaičiuoju savo nuodėmes ir pasitikiu, kad Dieve tu man atleidai, stengsiuos, kovosiu, einu toliau pirmin, bet tik tai tau pavadedant. Esu nusidėlis, pakilau, einu vėl toliau į gyvenimo kovą, Dieve tavim pasitikiu, kovosiu toliau. Tai štai, gera išpažintis ir nebegrįžti prie tų senų nuodėmės, stengtis nebegrįžti, bet jų ir nepamiršti. Nereikia jų pamiršti visai. Kodėl? Todėl, kad reiškia pagal dvasinės kovos dėsnius kaip yra. Gali vėl atkristi ir piktasis, aiškiai, būtent pakiša vis laik, tai žinoti savo, čia tik tai tam, ne tam, kad save graužti, o žinot, kad aš esu viso labo silpnas žmogus, kuriam reikia nuolatinai budėti, nuolatinai reikalinga man Dievo pagalba ir be tos pagalbos aš tiesiog neištversiu, neišeisiu. O jeigu užpuola skrupulai, tai tiesiog pasakyti, kad ramiai, buvau išpažinties, Dievas su manimi, viso labo čia yra piktojo gundimai, kad aš prarasčiau vidinę ramybę. Na ir dar ir nepapulti tą tokį abojumą, tai yra tą vadinamą laksizmą, kad štai nieko čia nėra. Taip, esu kovoje, esu sunkioje kovoje, dvasinėje kovoje, bet viltis yra Dievoje, nes Dievas mane myli ir stengiuosi tiesiog pagal bažnyčios mokymą tą išpažinti, tobulinti, gilinti, jeigu ką atradau, kas praeitį buvo ne taip, tai tada pasakau ir jokių būdų, jokių nuodėmių neslėpti, nes nuo Dievo aš nepasislėpsiu, o žmonių kažkoks pamastymas, tai kas ten galėtų būti pamanimas, tai nėra svarbu. Tai tiek. Tai ką dabar? Ačiū Dievui. Ačiū Dievui ir prieikim, naudokimės išpažinties sakramentų ir Dievas mus te laisvina ir veda. Amen.